kažkas aukojasi. Aš dabar trumpai noriu pasakyti, kas tai per projektas. Tai Šiaulių universiteto menų fakulteto audiovizualinės katedros studentų 4 kurso projektas Kubas. Mes ilgai galvojom su studentais, kaip šitą visą padaryti ir bendrai kūrėm, sakykime, temas apie nūdieną, apie situaciją, apie vaizdus. Ir mums taip gavosi, kad mes prigulom daugybę žodžių. Išrinkę pasikartojančius, aš galvau, reiškia 4 žodžius. Tai depresija, pažeminimas, miegas ir gyvūnai. Tai iš tų visų kažkokia tokia asociacija ir man toptelėjo mintis, kad, reiškia, yra Francisko Gojos, ispanų dailininko paveikslas, proto miegas gimdo pabaisas. Lyg ir pažodžiui kažkas tokio atitinka ir mes, sakykime, pažiūrėjom ir to darbo reprodukciją, lyg tai išėjom iš viso to. O studentai laisvai interpretavo tas temas. Ir, kaip matote, yra ir grynai grafikos darbų, yra ir, sakykime, kompiuterinės tapybos darbų. Aišku, galbūt daugiausia yra fotografijos, bus ir jau buvo vienas iš performansų, bus video darbai, tai šitą visą mes galėsim ir aptarti su jumis ir pažiūrėti.